Prieš porą metų nusprendėm, kad vizualo kūrimą mes galim išnaudoti, skatinant jaunus lietuvių talentus ir parodyti, kokius nuostabius kūrėjus mes turim čia Lietuvoje ir galėtumėme jais didžiuotis. Išgirdus mūsų kolegos Karolio Vyšniausko laidą ir pokalbį jo su Karoliu Strautnieku, niekam nebekilo klausimų, kad ir tai yra tas žmogus, kuris ir turi ir privalo mums sukurti mūsų naują įvaizdį. Mano manimu, tai vienas iš iškiliausių jaunųjų kūrėjų šiuo metu Lietuvoje ir dirbantis su tokiais leidiniais kaip New York Times, Forbes arba tokiais brandais kaip Facebook, Audi ir neturėjom jokių dvejonių, beliko tik tai su juo susitarti. Tikrai faina, kai kreipiasi vienas didžiausių kino festivalių ir šiaip vienas didžiausių tokių kultūrinių renginių Lietuvoje. Labai smagu ir kartu iškart po to džiaugsmo atėjo tokia emocija, nežinau, didelio įstampimo kažkokia būsena ir atsakomybės jausmo, nes daug akių ir tos akys dažniausiai protingos. Tai pripildžiau visą savo, ne visą, bet dalį eskizų knygelės, mažais eskizais, o idėjos buvo labai įvairios. Mąsčiau apie atostogas kine, žmonės plūduriuojančius filmuose, filmų jūroje, kino salę užliejančias didelės bangas visokias ir panašiai. Šių metų festivalis skirs didesnį dėmesį naujiem talentam ir naujiem režisieriam. Tai buvo viena turbūt iš ryškesnių tokių žinučių, už kurios pavyko užsikabinti turbūt. Tai tie nauji vėjai, nauji gūsiai ir turėtų atspindėti tuos naujus talentus, naujas idėjas. Nežinau, netikėtai tiesiog kilo noras pabandyti sujungti plaukus su paukščiu ir pabandžiau ir tai gavosi. Rezultatu aš džiaugiuosi, nes jį manoma skaityti įvairiai ir jisai kartu ir tarsi pozityvus ir ryškus, bet jis turi tą dramos ir kitokių emocijų kažkokį tai krūvį. Tai turbūt plakatas gali būti perskaitomas labai įvairiai. Aš labai džiaugiuosi, kad Kino pavasaris kreipėsi šiuo atveju ne į didelę komandą, o tiesiog į mane, į vieną žmogų, į autorių ir jie norėjo interpretacijos, autorinės interpretacijos, tai tas man yra labai džiugu. Mes norim akcentuoti ir tai, kad Lietuva tikrai turi kuo didžiuotis ir tą šiemet mes kaip niekad įrodysim per festivalį tiek su lietuvių kūrėjų filmais, tiek su lietuvių kurtu vizualu, tiek su lietuvių kurta muzika ir tiesiog manau, kad tai ateina nauja banga, nauja kūrybiškumo banga Lietuvoje ir mes esame to dalimi ir mes norim tą kaip įmanoma labiau paskatinti.